Dar kartą apie SVS. Tai radau tokį komentarą. Mane stabdo mokestinė naujovė SVS. Nupirkus reklamą tampi netikrų PVM mokėtojų. Kol kas dar neaišku viskas, tai tik stabdo. Tai žiūrėk, jeigu perki reklamą Facebook'e, taip reikia registruotis netikruoju PVM mokėtoju arba tikruoju PVM mokėtoju. Kas nutinka? Ogi nieko. Tiesiog už tą reklamą susimoki, tapus netikruoju PVM mokėtoju, SVS dalyviu, už reklamą susimoki pigiau, o PVM atsiranda prievolė mokėti atskirai, pateikti deklaraciją PVM 101 ir susimokėti PVM. Na, pavyzdžiui, už reklamą šiaip mokėtum su PVM, sakykime, 12,10 €. O kai esi SVS dalyvis, susimoki 10 €, o 2,10 € pateikus deklaraciją PVM 101. Tai tikrai labai paprasta, jokių papildomų prievolių mokestinių neatsiranda, niekas brangiau nekainuoja. Išskyrus, kad turi PVM mokėtojo kodą, atskirai susimoki už tą reklamą. Atskirai susimoki PVM už tą reklamą. Taip, kad nereikia bijoti, nereikia savęs stabdyti, jeigu jau yra perkama reklama, registruojamis netikruoju PVM mokėtoju ir pirmyn pelningo verslo.